štai yra ir langeliai, kad būtų jauku vakarojant krovinių skyriuje. Fantastika. Štai. Aš dar nei karto neprisiliečiau prie vairo. Kompromisų nebelieka, kai renkiesi vieną erdviausių elektromobilių rinkoje už mažiausią kainą. Prieš metus pasakau apie naują KGM markės Torės automobilį. Jeigu KGM pavadinimas jums nieko nesako, tai šiek tiek atgaivinsiu atmintį. KGM yra nauji SsangYong korėjietiškos markės savininkai. Taigi, pirmasis modelis su naujuoju pavadinimu buvo būtent Torės, o čia yra KGM Torės EVX, elektra varoma Torės versija. Bet grįžkime šiek tiek prie KGM pavadinimo. KGM šifruojasi kaip Korea Green Mobility. Mobility viskas aišku, Korea aišku, Green taip pat aišku. Tačiau kalbant apie tą prieš metus bandytą Torės versiją, Green aš jos niekaip nebūčiau pavadinęs, nes kad ir kaip bandžiau tą automobilį, mažiau 12 litrų 100 km degalų sąnaudų aš nemačiau. Taigi, elektravaromas egzempliorius, kuris iš tiesų turi būti Green, kaip ir sufleroje gamintojo pavadinimas. Taigi, kaip jau supratote, KGM Torės EVX yra bendraplatformis su tuo pačiu Torės, tik be EVX pavadinimo ir, kaip štai čia pažymėta šone, gali būti varomas tiek vidaus degimo motoru, tiek ir, kaip šiuo atveju, turėti vien tik elektros variklį. Na, aš tikiuosi pirkėjai negaus štai tokių pažymėtų varnelių, su kokios pavaros tipu yra šis automobilis. Šis elektromobilis turi išties nemažos 73,4 kWh talpos akumuliatorių, su kurio gamintojas žada, kad galima nuvažiuoti daugiau kaip 460 km. Taip pat automobilis turi priekinius varančiuosius ratus ir atitinkamai priekyje sumontuotą elektros variklį. Tik, kadangi čia yra bendra platformis su įprastu modeliu varomu vidaus degimo motoru, jis turi štai uždengtą elektros motorą, tad šiek tiek vietos yra neišnaudota, priekyje nėra bagažinės, na bet nedidelė bėda, gale bagažinė tikrai didelė. 4,7 m ilgio automobilis turi 17 cm prošvaistą, na, iš priekio nuo įprastos versijos su vidaus degimo motoru jis taip pat skiriasi. Jei ten yra labiau tradiciniai žibintai, tai čia štai tokia LED juosta per vidurį, na, o pačioje pagrindiniai žibintai ir tolimosios šviesos. Tiesa, jos tokios atrodo mažos, kad net norisi išbandyti tamsoje. O kaipgi šviečia šis automobilis, nes pagrindiniai žibintai atrodo išties nedideli. Rankenėlės, visa butaforinės, tikrai nesiūlau lipti ant šio automobilio priekinio dangčio, tačiau šiek tiek primena britiškus visureigius. Na, o SsangYong gamintojas visą laiką buvo žinomas kaip gaminantis tikrai šaunius bekeliai skirtus automobilius. Bagažinė tikrai yra stiprioji šio automobilio pusė. Na, o dizainas kaip dizainas. Gana specifinis, tačiau automobilis atrodo tikrai įdomiai. Durelės įspūdis lyg atsidarinėtų į šoną. Čia atrodo tik betrūktų štai tokio didelio atsarginio rato ant durelių. Tačiau paspaudus jas, jos pakyla į viršų. Kampuotos automobilio formos lemia, kad ir bagažinė yra tikrai didelė. Jie telpa, gamintojas nurodo, nuo 839 litrų. Ir štai atkreipiau dėmesį, tikrai viskas labai tvarkinga. Štai remonto komplektas tokiame tikrai labai solidžiame dekle. Na, viskas atrodo šaunu, tikrai tvarkinga. Tačiau yra vienas niuansas.
Šis automobilis yra galimas ir kaip komercinė mašina N1 kategorijos ir tokiu atveju yra nurodyta, kad jo bagažinės tūris yra didesnis kaip 1800 litrų. Na, tikrai nesunku patikėti, štai, jeigu nulenksiu galinių sėdinių atlašus. Okay. Štai. Tikrai milžiniška bagažinė. Kažkaip paskutiniu metu man sekasi filmuoti automobilius, kurių bagažinės yra tikrai labai didelės. Na, vienintelis, kad štai pati anga nėra aukšta, reikia palenkti galvą, tačiau įveikus šią kliūtį, štai tiek ir grindys yra lygios, tiek ir pati bagažinė yra tikrai įspūdingai didelė. Jeigu nuspręsite bagažinėje įsikurti savo nakvynės vietą, štai yra ir langeliai, kad būtų jauku vakarojant krovinių skyriuje. Na, štai čia yra elektromobilio įkrovimo vieta. Jis gali būti įkrautas nuo 11 kW iki 145 kW siekiančia galia. Tokiu atveju įkrovimas iki 80% užimtų maždaug 40 minučių. Ir štai tiek didelė bagažinė, tiek ir aukštas kėbulas, aukšta stogo linija, reiškia, kad įsėsti į galą patogu. Opa. Puiku. Vietos čia daugiau negu pakankamai. Tai yra vėdinimo grotelės keleiviam. Štai yra 2 USB jungtis. Kietas sėdynės atlošas priekyje, tačiau minkšta vieta susidėti žurnalus, kokius plonesnius daiktus. Taip pat, štai kaip jau kitose automobiliuose matyti sprendimai, įsidėti mobilų telefoną tiek vienoje, tiek kitoje vietoje. Tikrai patogus sprendimas. Na, o čia net nežinau, kam skirtas šitas dalykas. Matau, kad čia yra kažkoks paminkštinimas. Tikriausiai čia kažkas irgi sugalvota. Galbūt įsistatyti planšetą. Galbūt yra kažkoks specialus laikiklis, kad būtų galima žiūrėti korejietišką Samsung planšetę. Na, bet kokiu atveju sprendimas yra įdomus. Kaip šiai klasiai tikrai nebūdinga. Tai yra užuolaidėlės. Tikrai praverčiantis dalykas, kai keliaujate su mažais vaikais. Na, štai toks. Atlenkiamas porankis. Turiu pasakyti, viskas veikia tikrai labai tvarkingai, surinkta kokybiškai, maloniai džiugina, nors gamintojo vardas kol kas yra ir gana naujas. Na, o vietos virš galvos, tai čia tikrai daug, lygiai taip pat kaip štai. Galima sėdėti tikrai labai patogiai, labai erdviai. Na, tikrai erdvus, patogus, kelioninis, šeimininis elektromobilis. Dar žinoma, toks tikrai netradicinis, kalbant apie šio segmento automobilių sprendimas, tai štai galimybė reguliuoti priekinio keleivio sėdynės atlošo pasvirimo kampą, taip pat kiek yra pastumta pati sėdynė. Tai čia, jeigu jau keliauja gale kažkoks labai svarbus asmuo, tai matyt, tokiu atveju štai yra galimybė priekinę sėdynę pastumti priekį arba atitraukti atgal. Labiausiai mane nustebino tai vienas dalykas. Jau ko, bet tikrai kažkokių ypatingų lūkesčių nepuoselėjau, kalbant apie autonominio važiavimo sistemas, tačiau štai aktyvuosiu. Statau 90, gerai 95 ir paleidžiu. Štai aišku, automatiškai perspėja apie viršytą greitį. Tačiau žiūrėkit, kaip įvažiuoja į posūkį ir važiuoja eismo juostos viduriu. Ir aš turiu pasakyti, kad su nei vienu automobiliu, štai aš turėčiau sumažinti čia, jisai nesižvelgia į greičio apribojimus, tačiau
nei vienu kitu automobiliu, įskaitant ir Tesla, aš nevažiavau tiek ilgai, nelaikydamas rankomis vairo. Fantastika. Prasme, šitas automobilis tiek važiuoja savo eismo juostos viduriu, jis nesiblaško, neprašo manęs važiuoti eismo juostos viduriu, nes jis pats vairuoja. Ir tikrai, ko aš nesitikėjau iš šio automobilio, kad štai jisai važiuos taip gerai savivaldžių režimu. Fantastika. Štai. Aš dar nei karto neprisiliečiau prie vairo, išskyrus tai, kad parinkau reikiamą greitį. Kitas automobilis jau seniai būtų pradėjęs šaukti, rėkti ir keiktis, kad imk vairą į savo rankas ir vairuok. Ne. Jeigu yra autonominio važiavimo sistema, kodėlgi aš turėčiau vairuoti? Štai. Tiesa, aš nesu tikras, ar čia negalima aktyvuoti sistemos, kad pagal ženklus atpažintų, koks yra greitis ir pati parinktų šitą greitį. Tačiau štai, net nėra vidurio juostos normaliai pažymėtos, tačiau, na taip, jau dabar norėjau išvažiuoti. Nes toj vietoj tiesiog juosta buvo užasfaltuota, tačiau, kad tai važiuotų, tikrai atradimas. O dabar pažiūrėkite, kaip čia viskas atrodo puikiai. Na, iš tikrųjų, iš nedidelio korėjietiškos markės automobilių gamintojų daug nesitikė, tačiau įsėdęs į šio automobilio saloną, sakai, wow. Ir žinant jo kainą, žinoma, apie kurią pakalbėsime vėliau, tai iš tikrųjų maloniai džiugina. Pirmas dalykas, kas krenta į akis, du sujungti 12,3 colių įstrižainės ekranai, vairuotojo prietaisų skydelis ir multimedijos ekranas. Jeigu aš, kalbėdamas apie įprastą Torres modelį, sakiau, tas multimedijos ekranas atrodo šiek tiek archaiškai, tai čia jis atrodo tikrai moderniai. Tiesa, norėtųsi galbūt, kad šiek tiek veiktų viskas greičiau, tačiau viskas valdoma ekrane. Štai atskiro klimato kontrolės nustatymas, atskiros parinktis, grotuvas ir taip pat galima pasirinkti, kas bus rodoma štai dešinėje ekrano pusėje. Štai pavyzdžiui, galima pasirinkti klimato kontrolės valdymą, multimedijos navigacijos sistema, na ir taip pat štai yra keletas greitųjų parinkčių. Tiesa, kad pačiam susidėlioti norimas parinktis čia nėra tokios galimybės, tačiau bent jau pagrindinės funkcijas galima jungti, nors vienos pasigedau, kai važiavau automobiliu, perspėjimas apie didesnį greitį, visą laiką reikia eiti į parinktis, speed limit warning, reikia visą laiką išjungti tą dalyką, na, čia tokie dalykai. Štai, cluster, prietaisų skydelis, auto reset, fuel economy, na tikrai, display settings, daug nustatymų. Galbūt vieno, ko norėtųsi, kad jis būtų šiek tiek ryškesnis, tiek kalbant apie multimedijos ekraną, tiek apie prietaisų skydelį. Jis toks gana blankus, nors uždėtas dabar pats didžiausias maksimalus ryškumas, norėtųsi, kad būtų ryškesnis, tačiau daugiau priekaištų iš tikrųjų nėra. Na, tiesa, dar vienas dalykas. Štai čia yra belaidis telefono įkrovimas, tikrai labai patogi vieta, telefonas visą laiką po ranka, štai atidaroma dėtuvė, telefonas šiandien, tačiau prijungti telefoną ir susijęti jį su multimedijos sistema, kadangi jeigu norite naudotis Android Auto, tada štai Android Auto, visą laiką reikia prijungti laidu. Čia taip pat yra sistemos trūkumas. Tai šitas prijungimas, štai čia yra USB jungtis, įkrovimo jungtis, 12 voltų rozetė. Taip pat štai dar viena niša. Čia galima pasidėti savo telefoną. Tikrai didelė dėtuvė.
Na, ergonomika šauni, štai čia smulkmenom dėtuvės, štai čia 2 puodelių laikikliai, skirtingai nuo įprastos Torės versijos centrinė konsolė štai tokia kabanti ore, taip pat nėra įprastos važiavimo režimų perjungimo svirties, o štai svirtelė tokia visiškai mažytė, štai jungia atgalinę eigą, vaizdo kamera, pakankamai ryški, stovėjimas. Na, su kiekvienu automobiliu žinoma, reikia apsiprasti, bet kalbant apie prietaisų skydelį, na tikrai nepasakytum, kad tai yra ekonominės klasės automobilis, tikrai aukštesnė klasė, akivaizdu, kad KGM automobiliai turi konkuruoti tiek su savo tėvynainiais Kia Hyundai modeliais, tiek ir žinoma Volkswagen grupės automobiliais. Na, galbūt iš viso prietaisų skydelio man čia šitas vairas toks atrodo keiščiausiai, iš senesnių Sanyong modelių, toks neypatingai dera su naujų multimedijos skydeliu, su nauja prietaisų skydelio išvaizda, beje, čia štai tokia bronzinė apdaila, šviečianti mėlyna spalva, sudygsniuota taip pat bronzinė spalva, truputį tokių yra primenančių gaidelių apie Cupra automobilius, visos šios bronzinės spalvos. Na, nemanau, kad tai labai blogai. Taip, štai yra automobilio nustatymai. Door, cluster, climate, light, convenience, feature. O, netgi variklio garsas yra dirbtinis. Galima pasirinkti, kokią norite šviesą, štai, kad šviestų. Intensyvumą taip pat. Galvojau, kad čia galima eiti per visą šviesų spalvų spektrą, tačiau ne, yra štai keletas pasirinkimų. Nu, manau, kad tokiem dalykam tai yra tikrai užtektinai. Kalbant apie variklius ir pavaras, tai viskas labai paprasta. Vienas priekinių varančiųjų ratų pavaros tipas ir vienas variklis. Kaip ir modelio su vidaus degimo motoru, yra vienintelis pasirinkimas. Jei ten yra 1,5 litro turbo benzininis 120 kW variklis, tai čia yra 152 kW arba 207 arklio galių motoras, sukantis priekinius ratus ir padedantis šiam nelengvam automobiliui, kuris sveria daugiau kaip 1900 kg, iki 100 įsibėgėti per 8,1 sekundės. Šties neprastas rezultatas, bet aišku, būtų idealu, jeigu automobilis turėtų galimybę pasirinkti ir visų varančiųjų ratų pavarą, tai yra 2 elektros variklius, bet apie tokio pasirinkimo perspektyvas kol kas neužsimenam. Pirmas dalykas, į ką atkreipi dėmesį, važiuodamas tikrai blogų kelių ir štai, pavyzdžiui, miško keliuku, tai yra komfortas. Tikrai automobilis važiuoja tikrai komfortiškai, nes štai ir tokiu neasfaltuotų keliu. Štai. Na, tikrai. Nieko keisto. Čia yra 500 kg apačioje sumontuoti akumuliatoriai. Fantastika. Bet žinoma, labai toli nuo asfalto jūs nenuvažiuosite, nes visgi tik priekiniai varantis ratai reiškia, kad automobilis, ypač ten, kur slidu, ypač ten, kur reikia geresnio sukibimo, na visgi sunkus automobilis su priekiniais varančiaisiais ratais tai tikrai nėra privalumas. Tačiau kalbant apie važiavimo komfortą, tiek apie pakabos veikimą, tiek ir apie akustinį komfortą, tai tikrai automobilis vertas pagyrimų. Ir štai čia yra važiavimo režimų pasirinkimai. Ir galima rinktis iš komfortiško važiavimo režimo, sportiško, maksimali variklio galia. Ir aš visą laiką važinėjau eko režimu.
Ir ką malonu pastebėti, kad eko režimas net ir išjungus elektromobilį, vėl įjungus, jis visą laiką ir lieka. Tas pats režimas, kokį ir pasirinkote. Tai yra tikrai gerai. Na, o kita vertus, vėlgi, aš manau, tai turi įtakos ir tikrai ne pačios aukščiausios klasės čia sumontuotos korejietiškos Nexen padangos, kurios praslysta labai greitai, net ir važinėjant ekonomišku režimu. Tai ką jau kalbėti, jeigu važinėsite slidžia kelio danga žiemą, tuo labiau. Tai tikrai bent jau norėtųsi čia sumontuoti kažkokias geresnės, kibesnės padangas. Žinoma, automobilis, kuris skirtas važiuoti toli, skirtas važiuoti elektra, ekonomiškai. Jisai turės kietesnio mišinio padangas, kurios yra optimizuotos didesniam nuvažiuojamam atstumui, energijos tausojimui, tačiau visgi neabejoju, kad gali būti ir geresnis balansas, kalbant apie padangas. Štai galima svirtelėmis prie vairo pasirinkti 3 skirtingus energijos regeneravimo režimus. Arba tik tai aštresnis posūkis, jau automobilis pradeda slysti į išorę, tačiau važiuoti jo tikrai komfortiškai ir visai malonu. Tai kokiosgi energijos sąnaudos? Kiekgi aš nuvažiavau, kiek aš galiu nuvažiuoti? Taigi, gamintojas žada, kad galima nuvažiuoti daugiau kaip 450 km vieną įkrovą. Lygiai 50% dabar esu išnaudojęs akumuliatoriaus įkrovos. Dar galiu nuvažiuoti 221 km, o nuvažiavau savo kelionės metu 210. 441 km, labai nepersistengiant, tiesa, nevažiavau greitkeliu. Tai iš tikrųjų turiu pasakyti, kad tikrai labai efektyviai naudojama elektros energija. Tiesa, čia gana specifiškai rodoma, kiek yra naudojama ir štai 6 kWh, 6 km kWh. Aš su 1 kWh galiu nuvažiuoti 6 km. Dabar yra rodoma, kitaip nerodoma, būtent kiek kilometrų nuvažiuosiu su 1 kWh, tad iš 100 padalinu 6, gaunu 16,666, 16,7 kWh 100 km. Ir čia važinėjant įprastai, žinoma, energijos sąnaudos būtų didesnės, jeigu aš važiuočiau greitkelėje, važiuočiau didesnių greičių, man jos sviravo nuo pradedant važiuoti 4, kas būtų iš 100 padalinti 25 kWh, 4,5, vėliau daugiau važinėjant mieste buvo net 6,5, kas buvo apie 15 kWh 100 km, tai tikrai labai efektyvios energijos sąnaudos. Čia tikrai privalumas. Lygiai taip pat kaip privalumas didelis erdvus automobilio salonas, didelė bagažinė, nėra jokių klausimų. Prie trūkumų aš jau paminėjau. Pirmas dalykas – priekinių ratų pavara, visgi tai norėtųsi traktuoti šitą automobilį kaip SUV, tačiau visgi, jo galimybės ribotos tik su priekinių ratų pavara, norėtųsi, kad būtų galimybė pasirinkti ir 2 elektros variklius, kurių papildomą suktų ir galinius ratus. Galbūt ateityje ir atsiras tokia galimybė. Dar vienas dalykas – multimedijos sistema, tai kad Android Auto jisai prijungiamas laidu, taip pat, norėtųsi, kad veiktų šiek tiek greičiau, taip pat, kalbant apie Bluetooth sąsają, tiesiog prarado mano telefoną ir jo nebemato. Aš jį buvau prijungęs, žinoma, kad galėčiau naudotis laisvų rankų įrangą, tačiau staiga dingo mano telefonas, tikriausiai reikėtų viską atnaujinti ir prijungti iš naujo. Tai vėlgi nėra stiprioji pusė, tačiau kas yra stipriausia šio automobilio pusė, nekalbant apie praktišką didelį kėbulą, didelę bagažinę, tai yra jo kaina. Taigi, kaina su didelė 73 kWh talpos akumuliatoriumi yra išties labai patraukli ir šis automobilis kainuoja nuo 39 990 eurų, 4 000 brangiau kainuoja geresnės komplektacijos versija ir viskas. Nebent už 890 eurų galima papildomai užsisakyti papildomos saugumo įrangos, perspėjimų sistemų, dar ten
įvairiausių dalykų. Tokia kaina, tiesiog nėra konkurentų, kalbant apie tokio dydžio automobilius. Tie kainuoja gerokai mažesni elektromobiliai, tokie kaip Volkswagen ID3. Galbūt kažkas į šią pusę būtų Renault Scenic, kuris taip pat yra 20 cm trumpesnis. Priminsiu, čia yra 4,7 metro automobilis su didelė bagažinė. Scenic, Renault Scenic elektrinis yra 4,5 metro ilgio ir jis kainuoja nuo 44 000 eurų, tačiau ten yra mažesnės talpos akumuliatorius, su didesnės talpos akumuliatoriumi automobilio kaina jau yra apie 50 000 eurų. Tad aš neturiu jokių abejonių, kad tai yra tikrai labai geras pasirinkimas, labai geras pasiūlymas rinkoje. Ir tuo labiau, kad atsižvelgdami į konkurentus iš Korėjos, Kia ir Hyundai automobilius, šis KGM Mobility automobilis yra siūlomas su taip pat 7 metų ir 150 000 km garantija. Na, o pačiam akumuliatoriui yra siūloma net 10 metų arba net 1 milijono kilometrų garantija. Žinoma, ten yra visokių žvaigždučių, žinoma, ten yra akumuliatoriaus tam tikras per laiką pasiekiamas mažesnis resursas, state of health, tačiau, na, vis tiek, bet kokiu atveju, tai yra tikrai labai geras pasiūlymas. Ir žinoma, visą laiką yra kompromisai. Šiuogi atveju, čia kompromisas yra tik priekinių ratų pavara, galbūt šiek tiek specifinė išvaizda, ypatingai kalbant apie galinę dalį. Taip pat nedaug žinomas prekinis ženklas, bet po juo slepiasi seniai žinomas Sanyong automobilių gamintojas. Matant apdailos kokybę, surinkimo kokybę, aš neturiu jokių abejonių, kad tai yra kokybiškas daiktas, tokie kaip ir korėjietiški Samsung telefonai, tad dėl to aš tikrai neturiu jokių nuogastavimų. Na, o didžiausias kompromisas visą laiką būna, kalbant apie sąžinę, sąžinės reikalus. Ir sąžinė man būtų didžiausias kompromisas, jeigu aš ieškočiau galimai pigiausio elektromobilio rinkoje ir tektų rinktis, gyvenime to nedaryčiau, elektromobilį iš Kinijos. Taip, aš juos bandau, aš juos bandysiu, tačiau, na, man tiesiog ne dėl surinkimo kokybės, bet dėl kitų priežasčių tiesiog yra nepriimtini automobiliai iš Kinijos, tad labai džiugu, kad atsirado kompromisas, galimybė rinktis automobilį iš Pietų Korėjos. Didelis, erdvus, efektyvus KGM Mobility Taurus EVX, iš tikrųjų labai maloniai nustebinęs elektromobilis, didelis nuvažiuojamas atstumas, didelis erdvus praktiškas kėbulas, didelė bagažinė, keletas kompromisų, tačiau kompromisų nebelieka, kai renkiesi vieną erdviausių elektromobilių rinkoje už mažiausią kainą.